Nėra turbūt didesnės painiavos su asmenybėmis, norma patologija, maniakais, negu su žodžiu psichopatija, kadangi turbūt psichopatus dauguma mūsų pažįsta arba iš filmų, arba iš kriminalinės kronikos. Ir tada susidaro įspūdis, kad tipiškas psichopatas tai toksai žmogėdra iš filmo Ėriukų tylėjimas, kuris yra Hanibalas, kuris valgo žmones ir kurį vadina Antonas Hopkinsas. Ir kitas pavyzdys Sharon Stone, kurie be apatinių sėdi policijos nuovadoj filme Pagrindinis instinktas. Čia turbūt labiausiai įsimintini variantai žmonių, kuriuos mes siejame su psichopatais. Problema yra tame, kad žodžio psichopatas psichiatrų kalboje nebeliko. Dėl politinio korektiškumo naudojami tam tikri tokie apvalūs žodžiai, kaip asmenybės sutrikimai. Ir dabar psichiatrai visus asmenybės sutrikimus susitarė dėti į 3 tokias didelės grupės. Vienoje grupėje yra taip vadinami nestabilūs blogiukai. Vat čia įeina ir tai, ką mes šiandien nagrinėsime, sociopatai ir psichopatai. Ir dar šis bei tas, čia įeis ir narcizai, ir ribiniai, bet mes apie juos nekalbėsim šiandien. Tada yra grupė keistų, čia yra šizotipiniai, šizoidai, paranoidai. Ir yra grupė nerimastingų, ten yra obsesiniai kompulsiniai, vengiantis ir priklausomi. Mes apie juos irgi nekalbėsim. Reiškia, mes paimam iš šitų 3 grupių, tai dar kartą, blogiukai, keistuoliai, nerimastingi, mes paimam blogiukus ir ten blogiukų tarpe nagrinėsime tuos, kuriuos vadina sociopatai ir psichopatai, jie skirtingi yra. Ir kodėl tokia yra idėja, jūs turbūt suprantate, kad todėl, kad dauguma žmonių, kurie prisižiūri filmų, pradės galvoti, kad jeigu žmogus yra, sakykime, psichopatas, tai jisai žmogėdra, ir jeigu tai moteris, kuri turi atitinkamą asmenybės sutrikimą, tai jinai būtinai yra pasileidusi ar nestabili ir tada baisu išeiti į gatvę, taip? Todėl, kad asmenybės sutrikimai sudaro maždaug 10%. Tai reiškia, vienur skaičiuoja mažiau, ten sako 5, 6, kitur skaičiuoja ir 10, 15, bet vidurkis yra apie 10%. Tai reiškia, kad asmenybės sutrikimus mes rasime kiekvienam lėktuve, kur skrenda, kiek, 200-300 žmonių, ten bus jų maždaug 10%. Tai reiškia, bus, 20 žmonių. Bet tai nereiškia, kad jie visi priklausys būtent sociopatų ir psichopatų grupiai. Jų tarpe skris ir labai labai nerimastingi ir demonstratyvūs, kurie absoliučiai jokio pavojaus nesudaro, kaip ir narcistinės, taip pat nesudaro jokio pavojaus. Todėl, kadangi tema yra pristatyta kaip būtent psichopatai, mes paimsime tą vieną mažą tokią pogrupę blogiukų ir iš jų dar paimsim irgi mažą pogrupę sociopatai ir psichopatai. Kuo jie skiriasi, sociopatai ir psichopatai? Sociopatai ir psichopatai, kaip priklausantis pogrupiai blogiukai, taip pavadinti dėl to, kad jie nepaiso socialinių normų. Tai reiškia, kad socialinė norma jiem yra tiesiog neįdomi. Jeigu jūs norite griežtaus apibūdinimo, tai į šitą pogrupę ateina žmonės, kurie ilgą laiką, tai reiškia nuo mažens, beveik visur, tai reiškia ir šeimoje, ir mokykloje, elgiasi taip, lyg tai jiems neegzistuotų socialinės normas. Tiesiog. Ne todėl, kad jie maištaujantis, ne todėl, kad jie revoliucionieriai, o todėl, kad jie turi viduj labai aiškią orientaciją. Ir kokia ta orientacija? Šita orientacija yra
kraštutinis egocentrizmas. Tai reiškia, pasaulis aplinkui mane skirtas mano poreikių tenkinimui. Aš šitam pasauliui nieko neturiu duoti, aš jam neskolingas. O jis man turi. Ir iš to, kad jis man turi duoti, pasauliui nuo manęs pasidarys blogiau. Bet man dzin. Tai vat, jeigu iš visų šitų išvardintų tipų mes paimsim sociopatus ir psichopatus, jie labai panašus tuom, kad jie elgiasi taip, lyg tai jiem neegzistuotų kelių eismo taisyklės, kriminalinis kodeksas, o svarbiausiai sąžinė ir kaltė. Gėdos taip pat šitie žmonės dažniausiai nejaučia. Ir sociopatai ir psichopatai, va taip kaip mes juos dabar susiaurinam, jie tiesiog gimsta žymia dalim tai psichopatai, neturėdami polinkio jausti fiziologiškai skausmo, neturėdami fiziologiškai poreikio bijoti ir neturėdami fiziologiškai galimybės jausti gėdą ir kaltę. Todėl psichopatai dažniausiai išryškėja jau kažkur tai vaikystėje, ankstyvoje vaikystėje. Tai yra ta, jeigu imti būtent šitą pogrupį, tai jų yra maždaug 0,2–0,3% visų žmonių. Šaly, kur yra 10 milijonų, kokia nors Europos šalis, jų bus 20 000 maždaug. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kada tokį vaiką mama ilgai palieka, tai normalus vaikas verkia, o turintis psichopatinių požymių fiziologiškai jis nejaučia baimės ir jisai neverkia. Tame tarpe yra skausmas. Skausmas pasireiškia ir tom, kad kai mes ką nors mušame, mums irgi skauda, pabandykite trenkti kam nors, jums labai skaudės. O psichopatas turi labai aukštą slenkstį skausmui. Todėl jisai gali mušti ir jam neskauda. Jeigu jūs paklausite, kas sudaro psichopato tą pagrindą, genai ar aplinka, tai jeigu mes dabar pakalbėsime psichopatų, sociopatų skirtumus, tai psichopatuose didesnę vaidmenį atliko gamta, tai yra genetika. Ir kažkiek prie to prisidėjo sociumas. O sociopatuose atvirkščiai truputį yra genetikos, bet labai didelė dalimi jisai auga asocialioj aplinkoje. Asocialioj aplinkoje reiškia, kad mama nežiūrėjo, ką jisai valgo, mama nežiūrėjo, ar jis iš viso valgo, galbūt jie buvo girti, jį neretai mušdavo. Ir idėja buvo ta, kad aplinkui yra lochai ir tas, kas tik tingi, nepaima svetimo ten palikto laukuose daikto, jeigu jisai ten padėtas. Idėja, jeigu mes nepaimsim, tai kitas paims. Reiškia, nebuvo absoliučiai jokių socialinių normų. Tai vat šitą aplinką didesnį įtaką turi sociopatinėms asmenybėms, o psichopatinė asmenybė didelė dalim yra tokia iš prigimties. Taip, prie jos irgi gali prisidėti aplinka, bet didelė dalim, vat šita yra fiziologija pas jį tokia. Neduota žmogui jausti kai kurių dalykų. Dabar, kaip mes nustatome, kad tai yra būtent psichopatija ir sociopatija? Iš ko tai pasidaro? Pavyzdžiui, jeigu mano vaikas vagia ir muša, ar jis jau psichopatas? Nebūtinai. Todėl, kad psichopatiją psichiatrai jau nuo seno įpratę įvertinti pagal tokius 3 pagrindinius bruožus. Šitie bruožai pirmiausiai yra stabilūs. Tai jeigu vaikas buvo kaip vaikas ir ten paauglystė jam kažkas tai pirmą kartą prasidėjo, jeigu jisai buvo vaikas kaip vaikas, bet po to, kai jis atsigulė į psichiatrinę, jam atsirado kažkokie tai keistumai elgesio. Jeigu jisai namuose yra tironas, o kitur normalus žmogus, mes nesakom, kad čia yra psichopatija. Psichopatija yra stabili, tai reiškia, jinai tęsiasi visą gyvenimą, totali
jinai pasireiškia visur ir jinai sukelia neprisitaikymą. Pačiam žmogui viduje dėl to nebūtinai yra blogai. Psichopatas paprastai nesijaučia blogai, bet aplinka dažniausiai pajunta, kad jam su juo yra blogai. Ypatingai pajunta vaikai psichopatų. Jeigu jūs augote su tėčiu psichopatu, retesniu atveju su mama, todėl kad vyrų tarpe 3 kart dažniau pasitaiko psichopatijos ir sociopatijos nei moterų, tai turbūt tėvelis. Jums labai nepasisekė ir geriau būtų buvę, jeigu tas tėvelis nedalyvautų jūsų auklėjime. Kodėl? O dabar mes pažiūrėsime pjūvį asmenybės psichopato. Stabilumas, totalumas ir dezadaptacija čia tarsi išilginis toksai dalykas. Čia tarsi toks, kaip pasakyti, CV tokio žmogaus. Taip? Čia neprisitaiko, čia išėjo, čia nepavyko, čia jau skundėsi, ištistai laikė. O jeigu mes paimsim pjūvį, tai ką mes pamatysime? Psichiatrai dabar žiūrės į žmogaus mąstymą, emocijas ir elgesį. Tai mąstyme šito žmogaus psichopato bus labai toks ciniškas egoizmas. Reiškia, jisai mąsto labai ramiai dažniausiai apie tai, kad pasaulis dalinasi į tuos, kurie naudojasi kitais ir tuos, kuriais naudojamasi. Toks juodai baltas matymas pasaulio. Ir psichopatas nedurnius, nekvailas, jisai ieškos progų tapti tuo, kuris naudojasi kitais. Jam tai natūralu visiškai, nuo mažens. Todėl toks žmogus, jeigu jūs jo taip nuoširdumo akimirko pagausite, kas nebus dažnai, dažniausiai atskleis jums tokį dalyką. Aš atsimenu, kaip pas mus buvo viena draugė su savo vyru, jo paskui jisai buvo policijos gaudamas žuvęs, jisai man pasakė, žinai, Olegai, aš dalinu žmonės į vabalus ir nevabalus. Aišku, aš pradėjau galvoti, prie kokių žmonių jis mane priskiria ir žmona mano. Paskui jisai, bėgdamas nuo policijos, apiplėšęs ten moterį, buvo nušautas netyčia. Tai reiškia, šitoj vietoj, nenušautas, jis, atsiprašau, pats avariją padarė ir žuvo, bėgdamas. Psichopatui jo mąstyme bus taip pat idėja apie tai, kad aplinkui jie yra tokie, lochai iš esmės. Tai yra žmonės, kuriais reiktų pasinaudoti. O kaip jais pasinaudoti? Ir va čia prasideda elgesio dalis. Psichopatas labai neblogai moka manipuliuoti žmonėmis. Manipuliuoti reiškia, jisai žino, kokį žmogų ir kada papirkti, kokį žmogų ir kada prigazdinti, kokį žmogų ir kada suvilioti. Reiškia, jo gebėjimai, tokie prigimtiniai gebėjimai, labiausiai ir padeda jam naudotis aplinka. Tai gali būti, netgi mes galim pasakyti, kad jis labai gerai adaptuotas savo ego požiūriu. Tačiau aplinka dažniausiai nemėgsta, kai jos išnaudoja, apgauna, įsiteikinėdami, suvilioja kažkaip juos. Ir todėl mes sakome, kad tai vis dėlto socialiai dizadaptuotas žmogus, neadaptuotas žmogus. Kodėl? Todėl, kad yra trečia dar dalis – emocijos. Ir psichopato emocijose mes daugiau pamatysime trūkumą. Jisai stokos gėdos jausmo ir jisai stokos kaltės jausmo. Todėl, kad natūraliam žmogui, kuris, pavyzdžiui, nori kažką užmušti, ar ne, tai gali būti labai normalu įsivaizduoti ar fantazuoti, bet jeigu jums dabar realiai duot kirvį ir privesti prie žmogaus, tai jums nebus lengva užmušti žmogaus dėl to, kad jūs turite kažkokią empatiją. Tai reiškia, jums viduj bus, kaip ir skaudu, nes jūs galite įeiti į kito žmogaus būseną, į jo skausmą. Psichopatas šitoj vietoj žiūri iš tiesų kaip į vabalą į žmonės. Tai reiškia, kad jis gali užmušti, jeigu jam reikalinga užmušti.
Ir pačia mes galime pasakyti, užmušęs jisai paprastai nejaus jokio kalties, apgailestavimo ir panašiai. Ir dabar jūs paklausite, tai ką visi psichopatai pasiruošę užmušti? Anaiptol. Psichopatas nėra sociopatas. Psichopatas daro viską šaltakraujiškai. Todėl psichopatui užmušti prireikia labai nedažnai. O tada, kada reikia, situacija tokia, ką dabar daryti. Ir paprastai psichopatai labai ramus, jie nėra žiauriai tokie genijai, kaip ten ėriukų tylėjime, ir jie nėra tokie subtilūs, jie neklausosi ten Mozarto, Šopeno, todėl kad jie neturi emocionalumo. Jie paprasti tokie žemiški žmonės, kaip kai kurių mūsų gretimų šalių prezidentai, jie labai ciniški, tiesiog jiems neduota jausti nuoskaudos, gailesčio, jie gali suvaidinti tai, jeigu reikia, bet dažniausiai jie yra pakankamai ramus. Vyresnės kartos žmonės tikriausiai matė tokį serialą Susitikimo vietos pakeisti negalima. Tai ten yra tokie du tipiški psichopatai, tai yra majoras Žeglovas, tas pagrindinis herojus, kurį Vysockis vaidina. Ir kitas jo antipodas yra toksai Kuprius iš mafijos, iš tos juodosios katės gaujos, kuris sėdi. Abu labai šaltakraujiški. Tačiau abu neturi supratimo apie gailestį. Jeigu reikia, užmušim, nereikia, nemušim. Sociopatai, skirtingai nuo psichopatų, yra labai impulsyvūs. Sociopatai irgi yra šitam filme. Jeigu pamenat, šitam seriale yra toksai Kuprio banditėlis, kurį vadina ten sugeriamasis popierius. Jisai, jeigu kas, jisai pašoka, suplėšo marškinius, žaidžia peilių, bando išgąsdinti, bet labai greitai išsigąsta ir nusiramina. Sociopatai, kaip ir psichopatai, nepaiso socialinių normų, taip pat yra egocentriški. Tačiau psichopatas yra šaltakraujas. O sociopatas impulsyvus, sociopatai paklūsta savo impulsui. Todėl, jeigu palyginti, kas pavojingesnis, tai žinoma, kad psichopatas. Psichopatas pavojingesnis todėl, kad jūs matysite labai šaltakraujišką, labai žinantį, ko nori žmogų. Ir psichopatų tarpe yra labai funkcionalių žmonių. Jeigu jūs žinote, yra dabar toks serialas Sherlockas, BBC serialas, ne tas, kur tarybinis buvo, bet BBC serialas. Tai Sherlockas yra būtent funkcionalus psichopatas. Kodėl jis yra funkcionalus? Todėl, kad gerom aplinkybėm žmonės, kurie turi iš prigimties tą psichopatinę fiziologiją, nejaučiu skausmo, nejaučiu baimės, neturiu empatijos, neturiu gėdos ir kalties, gali tapti detektyvais. Sherlockas yra detektyvas. Ir kada jis ten sako, aš esu funkcionalus sociopatas, čia ne visiškai tiesa. Jisai yra psichopatas. Bet jisai yra labai, labai socialiai naudingas. Jisai kovoja su Londono nusikaltėliais. Jeigu jūs matėt, tikriausiai jau didesnė dalis klausytojų ir žiūrovų matė tą filmą Wall Street'o vilkas, tai pagrindinis herojus taip pat yra psichopatas, bet jis yra funkcionalus psichopatas. Funkcionalus psichopatai, skirtingai nuo tų, kurie tam filme Susitikimo vietos pakeisti negalima, yra grynai gaujų vadai dažniausiai. Funkcionalus psichopatai mūsų visuomeniai užima labai aukštas pareigas versle, politikoje ir vadovybėje. Kodėl jie taip daro? Jie taip daro dėl to, kad tam, kad tu padarytum karjerą, sociopatas negalėtų to padaryti dėl savo impulsyvumo, jam neužtektų kantrybės. Psichopatas labai ramiai ir be jokių sąžinių skrupulų
meluos, manipuliuos ir labai gerai jaus savo interesą. Įsivaizduokite, kad jum pristato tokį žmogų va tokiais žodžiais. Tas žmogus labai charizmatiškas, turi labai gerą dovaną įtikinti kitus, visada siekia savo tikslo ir visiškai nebijo priešų. Kas iš jūsų pasakys, kad čia blogas žmogus? Turbūt jūs pasakysite, čia yra puikus menedžeris, čia yra puikus vadovas, čia vadas, mes net norime eiti paskui jį. Bet tai yra psichopato apibūdinimas. Tai funkcionalūs psichopatai, kaip tik dėl tos priežasties, kad jie nejaučia skausmo, baimės, sąžinės skrupulų, gėdos ir kalties, jie dažniausiai ir prasimuša į verslo vadovus, jie dažniausiai prasimuša į politiką ir jie dažniausiai prasimuša į vadovybę. Į tas vietas, kur galima gauti daugiausiai naudos. Į tas vietas, kur, kitam žmogui trukdytų galbūt nerimastingumas. Arba per didelis ekscentriškumas, kaip, pavyzdžiui, šizoidų. Ar ne? Nėra taip paprasta, nes šizoidų truputį keistokie yra. Kaip jis manipuliuos kitais, žmonės nuo jo šalinsis. Taip jūs pasakysite, aš turiu pavyzdžių, čia turbūt žodžių, terminų klausimas, ką jūs vadinate šizoidų. Tačiau tikras psichopatas labai neblogai gali tapti vadovu dėl šitų savybių. Dabar jūs galite atrasti, kad žmonės, kurie turi savyje psichopatinių bruožų, jie kažkaip tai, turi charizmą tam tikrą, jie žavi. Kodėl jie žavi? Jie žavi todėl, kad jie visą gyvenimą treniruoja šitą savybę savyje. Jeigu jūs paimsite tą kategoriją psichopatų, kurie yra sukčiai, ne visi psichopatai jais yra, jūs atrasite, kad tikras sukčius niekada neatrodo kaip kažkoks toks nenormalus, keistas ar impulsyvus žmogus, nes tokio žmogaus visi šalintųsi ir bėgtų. Ne, tikras psichopatas gali net suvaidinti moteriai, kad jis ją labai myli, likdamas absoliučiai šaltas jai viduje. Jūs galite atrasti, kad tas moteriškas variantas psichopatijos, kur moterų tarpe jų, būtent šitos grupės asmenybės sutrikimo, jis retesnis 3 kartus, bet pasitaiko. Pavyzdžiui, imkim tą Sharon Stone heroją iš filmo Pagrindinis instinktas. Tie, kurie matė, atsimenat, kad ten yra Michaelas Douglasas ir ten yra rašytoja, kurie rašo trilerius ir kažkas nužudomas, įtariama jinai, ją atveža į policiją ir jinai sėdi prieš policininkus apklausoje ir labai lėtai kelia vieną koją nuo kitos, demonstruodama, kad jinai neturi apatinių. Ir visi policininkai sustingę į ją žiūri. Ar ją kas nors stabdo? Ne, kodėl? O kam vyrai stabdyti tokį vaizdą? Todėl psichopatas elgiasi taip, šiuo atveju manipuliuodamas vyrais, todėl kad žino, kad šiomis aplinkybėmis manipuliuoti galima. Jinai, gink Dieve, taip nesielgtų, jeigu policininkai būtų moteris. Jinai žino, kaip paveikti vyrus. Manipuliavimas šitoje vietoje nėra toks akivaizdus manipuliavimas. Kodėl? Todėl, kad psichopatai neblogai jaučia mūsų silpnumus. Psichopatas žino, kuriam žmogui, pavyzdžiui, narcistiniam, reikia būtinai pasakyti, jūs toks fainas, aš daug apie jūs girdėjau. Jo, žinokite, laikau jūs geriausia, dėl to ir kreipiuosi. Ką galima išgąsdinti, neretai psichopato aplinkoje atsiranda tos neramiosios grupės asmenybės. Tai obsesiniai, kompulsiniai, vengiantys, priklausomi. Psichopatas labai nesunkiai gali pasakyti jam vieną kitą ramų žodį, po kurios tas žmogus tiesiog ims drebėti ir padarys ko iš jo. Kas matė Putino pokalbį, kada jis įvedinėjo kariuomenę į Ukrainą, jūs atsimenat, ten buvo toks saugumo tarybos susirinkimas ir ten buvo
jo žvalgybos vadovas Naryškinas ir kaip Putinas su jo ramiu tonu kalbėjo ir kaip Naryškinas visas prakaitavo. Tai vat psichopatinių asmenybių diagnostikai labai gerai turėti gerą intuiciją. Šalia jos jūs jausite pavojų. Tai nebus aišku kodėl, tai nereiškia, kad tas žmogus musos kirvių, čia ne sociopatas. Jūs tiesiog jausite šalia to žmogaus tokį didelį augantį nerimą, lyg nesaugumą. Jums norėsis kažkur tai pasitraukti nuo jo, dingti. Atrodo, jis nieko nedaro, o viduje atsiranda toks jausmas. Tai yra todėl, kad psichopato gamta apdovanoja sustiprintom roplio smegenim. O jūs žinote, kad gyvūnų pasaulyje, ypatingai nežinduolių pasaulyje, yra labai aiškus santykiai tarp aukos ir agresoriaus. Ir mes irgi turim šitas smegenis, mes irgi turim ne tik žmogiškas smegenis, mes turim ir roplio smegenis, ir žinduolio smegenis, ir tik viršuj žmogiškas smegenis. Tai vat mūsų roplio smegenis labai gerai reaguoja į agresorių, stiprų agresorių. Ir šalia tikro psichopato atsiras toksai nerimas. Aš nežinau kodėl, bet man tiesiog norisi atsitraukti nuo to žmogaus. Žinoma, jūs galite paklausti, o tai kaip tada du psichopatai, jie irgi jaučia nerimą? Ne. Jeigu du psichopatai susitinka, jie paprastai labai racionaliai ir ramiai, šaltakraujiškai įvertina, kieno dabar yra galia. Jeigu jūs atsimenat, susitikimo vietos pakeist negalima, tai ta gauja filmo gale suima. Tai tie vadai elgiasi labai ramiai. Jie pamato, kad pasipriešinti nėra kaip, todėl kad tas, kuris juos suima, pats yra psichopatas. Ir jie tiesiog pasiduoda. Jie niekada nekelia balso, jie nedemonstruoja kažkokiu tai ten siaubo, jie nebėga, jie neisterikuoja. Jie labai ramiai priima. Nu, va šiuo atveju šitas yra už mane stipresnis. Todėl prisiminkite, niekada nebijokite psichopato palikti. Jis tikrai nepergyvens dėl to. Jis žinos, kaip padaryti, kad jūs sugrąžinti ir žinos, kada ir prie kokio žmogaus prieiti. Kartais psichiatrų klauso, o tai jūs gydo tos psichopatus ar kaip? Pirmas dalykas, psichopatai niekada neateina jokios pagalbos. O kam? Jie gali, jeigu jiems reikalingas psichiatras dėl kažkokių kitokių priežasčių, dėl pažymos kokios nors ten, arba paveikti ten vaiką, jie gali pasirodyti, bet jie niekada nepristatys savęs kaip problemos. Tikras psichopatas labai neblogai gaudosi aplinkoje. Kitas dalykas. Kaip gyventi su psichopatu, jeigu tas psichopatas yra ir socialiai funkcionalus psichopatas, kaip ten Wall Street'o Vilkas arba Sherlockas, funkcionalus psichopatai. Kaip su juo gyventi šeimoje? Didelė problema, jeigu šalia jų gyvenantis žmogus priklauso tai nerimastingųjų grupiai. Todėl, kad gyvenimas su šito žmogum jam bus nuolatinis nerimas. Psichopatas, kuris jam galbūt tam sutuoktiniui kažkada patiko dėl savo charizmos, dėl savo pasitikėjimo ir atrodė, kad jis mane myli, iš tikrųjų negali mylėti. Jis tiesiog neturi to organo, kurio myli. Todėl tikėtis, kad kai jisai man tada kalbėjo, o dabar jisai elgėsi kažkaip keistai, tai yra įprasta. Kodėl? Todėl, kad psichopatas eina prie priešingos lyties tam, kad patenkint savo poreikius ir tik tai tam vienam. Net jeigu jisai demonstruoja kažkokį tai gražius žodžius. Žinote, psichopatai, jeigu reikia, jiegi manipuliuoja. Jie moka apsivilkti atitinkamus rūbus, jie gali užsakyti staliuką, jie gali apstatyti gėlėmis moterį, jeigu tai vyras psichopatas, ir jo interesais tą moterį suvilioti.
Todėl yra asmenybių, pavyzdžiui, isterinio charakterio asmenybių, kurie pasiduoda, niekada negaudavo tiek dėmesio ir staiga jinai gauna tą dėmesio, o dėmesys isterinė asmenybė yra vienintelis ir pagrindinis dalykas. Tai paperka. Bet jeigu jinai liks su tuo žmogum, jinai bus žiauriai ir dramatiškai sužeista, atradusi, kad jis absoliučiai jos nemyli. Jisai naudojosi ją tiek, kiek buvo reikalinga. Dabar jeigu jūs staiga pradėjote galvoti apie savo sutuoktinius ir diagnozuoti juos kaip psichopatus, jūs pamiršote psichiatrinę triadą. Ne kiekvienas žmogus, kuris taip elgiasi, yra psichopatas. Meilė kartais tiesiog dingsta ir ne psichopatams. Psichopatai yra tokie visą laiką, visose aplinkybėse ir yra socialiai neprisitaikę. Reiškia, aplinka nuo jų kenčia, ne tik tai jūsų širdis sudaužyta, bet ir klasiokų širdis, ir kaimyno širdis. Tikras psichopatas yra dezadaptuotas sociume. Todėl negalvokime, kad iš vieno kažkokio tai fakto ir įvykio mes diagnozuosime jį kaip psichopatą. Dabar ar galima psichopatą kažkaip prikalbėti ar perauklėti, ar galima jam pasamdyti psichologus, duoti jam vaistų? Psichopatai, kaip ir visi žmonės, jie kartais suserga ir jie kartais ateina pagalbos, kartais jiems skauda galvą, kartais jie turi aukštą skausmo slenkstį, bet jiem irgi kartais būna per daug. Jie labai ramiai susiranda gydytoją, kurio reikia, ir tas gydytojas išrašo jam vaistų. Kitas dalykas, kad psichopatai moka labai gerai sumanipuliuoti gydytojų. Ne tik gydytojų. Kada Amerikoje buvo atrastas melo detektorius, jisai fiksuoja fiziologinės reakcijas. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, išgirstate staiga, kad už jūsų nugaros susprogsta fejerverkas, jūsų fiziologija nevalingai pasikeičia. Tom pagrįstas melo detektoriaus veikla. Jis matuoja širdies dažnį, jis matuoja odos prakaitavimą. Ir kad ir kaip normalus, nepsichopatiškas žmogus norėtų, į tam tikrus klausimus žmogus sureaguos fiziologiniais rodikliais. Pas jį padažnėja širdis, pas jį padidėja prakaitavimas, keičiasi vyzdžio reakcija, atsiranda nevalingi mikrojudesiai, ten seilės rijimas arba pečių trūkčiojimai. Psichopatas ne. Psichopatas gali praeiti melo detektorių, kadangi fiziologiškai jam gamta nedavė šitų reakcijų. Jos labai susilpnintos, psichopatai neturi baimės. Todėl, kaip ir melo detektorių, taip ir psichiatrą psichopatas nesunkiai gali apgauti. Jisai gali jam papasakoti kažką, jisai gali net suvaidinti kažką. Jisai gali padaryti taip, kad gydytojas išrašys jam vaistus, kurių nenorėjo išrašyti. Todėl, kad manipuliacija tai nėra kažkas, ką mes iš paskaitos sužinojom ir tapom apsaugoti. Labai dažnai su psichopatais mes jau esame valdomi. Todėl galvot, kaip mes galim perauklėti ar paveikti psichopatišką žmogų, beprasmiška. Žinoma, tada jum ateina į galvą klausimas, o tai jeigu tai vaikas, tai ką jį taip ir palikti? Ne. Jeigu jūs atrandate, kad jūsų vaikas nuo mažens nejaučia baimės, neverkia, kai kiti verktų, nejaučia skausmo, kažkaip, nežinau, daužo ten visus ir pats ten kažkaip, neturi empatijos, kažkaip nerodo priraišumo nei prie jūsų, nei prie nieko, nei prie meškiukų, nei prie kitų vaikų, bet labai efektyviai ima kitų daiktus, pavogia svetimus dviračius ir kažkaip nepergyvena dėl to. Vadinasi, gamta jam galėjo duoti geninius tokius variantus, kurie gali jį padaryti psichopatu. Ir jūsų poveikis jam galėtų būti taip pat svarbus, išeinant iš to, ar tai bus išreikštas psichopatas, labai dezadaptuotas, ar dezadaptuotas tam tikroje siauroje aplinkoje, kas turbūt yra geriau. Taip? Geriau, kad žmogus būtų sunkus gyvenimui, negu kad sėdėtų kalėjime. Todėl
Atradus psichopatinius bruožus labai svarbu sukurti vaikui tam tikrą aplinką. Ir vengti tokių trijų kraštutinumų, kurie labai dažnai pasitaiko mūsų šeimose. Tai pirmas dalykas tai yra absoliutus atsitraukimas, tai vadinama hipogloba. Hipogloba psichopatui sukelia daug tokio laisvės tapti kokios nors gaujelės narių. Jį augina gatvėje jisai moka įsitvirtinti, jisai taps kažkokios kompanijos vadeiva greičiausiai ir organizuos, jis pats nesiteps, darys už jį kažką. Bet jeigu jisai vis dėlto yra toks visiškai apleistas, turbūt jam bus lengviau tokiu tapti. Todėl reikalinga skirti dėmesio net ir psichopatiškui vaikui. Tai reiškia, ar tu pavalgiai, dabar važiuojam pasivažinėti, einam į sportą, kaip pamokos, paskaitom knygutę. Antras kraštutinumas, kurio nereikėtų vengti, tai yra taip vadinama šeimos kumyro situacija. Šeimos kumyras tai reiškia, kad vaikui suteikiama tokia, kaip iškabos rolė. Tu esi mūsų šeimos pasididžiavimas. Ir mama tokiu vaiku didžiuojasi, pasakoja apie jį visiems, koks jisai nuostabus, bet iš tikrųjų yra šalta jam. Kadangi yra šalta, dar labiau sustiprėja tas empatijos trūkumas, šitas vaikas dar mažiau su šalta mama išmoksta, ką reiškia užjausti ir mylėti, ir dar jam uždedama narcistinė karūna. Jis žino, kad jis yra ypatingas. Vadinasi, čia prisidedi tie steroidiniai arba narcistiški bruožai prie jo to branduolio psichopatinio. Ir trečias dalykas, tai yra žiaurus auklėjimas. Labai dažnas tose situacijose, kur vienas iš tėvų pats turi psichopatinių bruožų. Pavyzdžiui, tėtis. Dažnesnė situacija. Pavyzdžiui, tu toks, aš tau parodysiu, kas čia tėtis, kas čia vaikas, mes tave sulaužysim, tu daugiau nevoksi žaisliukų, nevoksi dviračio. Žiaurus auklėjimas suteikia psichopatui sociopatinių bruožų, tai reiškia impulsyvumas. Tada jisai ne tik tai neturi empatijos, neturi užuojautos, neturi baimės, bet jis dar tampa ir toks eksplozyvus, kas labiau būdinga sociopatams. Reiškia, jisai bus netikėtai linkęs į įniršį. Ir tada, kada tėvelis pasidarys silpnas, jisai galės mušti tą patį tėvelį. Arba ne tėvelį, o silpnesnius už save. Kompensuos tą kituose ir taps jau labai panašus į sociopatus. Todėl auklėjimas psichopatiško vaiko turi savo pasekmes. Ir jeigu pavyksta apsaugoti vaiką nuo kriminalinio pasaulio, alkoholizmo, narkotikų, tai net ir psichopatinis žmogus gali tapti funkcionaliu psichopatu. Tai reiškia nueiti į verslą ir neblogą verslą, nueiti į politiką ir tapti žinomų politikų. Turbūt jūs visi žinot tos psichopatus politikus. Taip tik nepainiokite jos ten su Žirinovskiu, kuris amžinatųsi, kuris šaukdavo. Tas atvejis truputį per daug emocionalus. Bet jūs matote jos tarpe žmonių, kur nereikia turėti sąžinės skrupulų, kur nereikia turėti empatijos, kur nereikia turėti abejonių ir jie neblogai prisitaiko. Kitas dalykas, kad jiem labai nepaprasta bus išlaikyti šalia normalius sutuoktinius, todėl kad anksčiau ir vėliau paaiškės, kad jie jų tiesiog nemyli, jie tiesiog nemoka to daryti. Ir gali būti žinoma psichopatų ir meno pasaulyje, gali būti žinoma mokslininkų taip pat psichopatų. Ir kai kas laiko, pavyzdžiui, amžinatilsį Steve'ą Jobsą taip pat tipišku psichopatu. Pastebėkite, kad jis puikiai mokėjo pristatyti savo produktus, labai charizmatiškas, įtikinantis, ir Apple jo dėka iškylo, nors telefonai iš principo nelabai skiriasi vienas nuo kito. Vadinasi,
tėvai gali, auginant ir vaiką turintį psichopatinį tą elementą savyje, pasiekti, kad tas vaikas bent jau bus sėkmingas visuomeniai, o nenueis į kriminalinį pasaulį. Vadinasi, A. Nepalikti visiškai gatvėj, B. Nekurti karūnos, tu pats geriausias, bet iš tikrųjų atsitrauk. Ir C. Nenaudoti smurto. Su psichopatinio charakterio žmonėmis dirbantis psichologai ir psichoterapeutai vaikystėje sugeba pasiekti dar tokio susitarimo, kad pagalvok, kas tau būtų naudingiau. Jeigu ne psichopatiškų vaikų, kurių didesnė dauguma, galima apeliuoti, pagalvok, kaip jis jaučiasi, taip, kaip tu jaustumėsi. Psichopatinio vaiko tas argumentas neveikia, jis realiai negali nieko jausti. Todėl jam naudinga yra ir nenaudinga labiau suprantami kriterijai, todėl su jais galima sukurti netgi lentelę tokią. Jeigu jis jau moksleivis ar paauglys, žiūrėk, tu gali taip pasielgti, bet tu gali ir taip pasielgti. Kaip manai, kokios čia bus pasiekmes ir čia? Kaip tu manai, kas yra naudingiau tau? Apeliuojama į jo mąstymą. Jo mąstyme nauda yra pirmas pagrindinis kriterijus. Vienas iš tokių psichiatrų, žinomas Sultanovas, kuris labai daug internete skaito apie asmenybės sutrikimus, jisai davė tokį pavyzdį, kai pas jį atėjo psichopatinio asmenybės tėtis, labai toks garsus ir žinomas Rusijoje žmogus, pasakyti, kad jis turi perkalbėti jo dukrą nuo ištekėjimo, kad dukra netekėtų, dukrai 20 metų. Ir psichiatras domėjosi, kodėl, paaiškėjo, kad labai įdomi situacija. Tas tėvelis, kada jis vedė, jis neužilgo pamatė, kad žmona jo seksualiai nejaudina ir jis užvedė kitą žmoną, tiesiog atvedė kitą moterį, vedė, organizavo antrą santuoką ir ta žmona gyveno pirmam aukšte, antram. Jis ne musulmonas yra. Ir jisai atėjo dėl to, kad jo nuomonė, jo dukros laukia tas pats likimas. Jisai sakė, o tai jeigu, ir dar jo žmona pirma susirgo kažkokia tai sunkiai pagydoma liga, ir jis tiesiog paėmė kitą moterį į namus, nes kam čia šitą jau neveikianti, jos jau kaip defektiškai, jau tai reikia naujos tada. Tai jisai pradėjo abejoti, ar jo dukros sutuoktinis nebus toks kaip jis. Ir ar neatsitiks jai, kad tas vyras pagyvens, o po to jai ir mes. Todėl jisai kategoriškai uždraudė savo dukrai tekėti, o psichopatai, jeigu reikia, jie gali būti žiaurūs. Šaltakraujiškai žiaurūs. Jie nereikia, jie neišeina iš proto. Jie žiaurūs labai šaltų veidų. Todėl dukra labai nuo to kentėjo. Ir psichiatras žinojo tą dukrą, jinai pas jį gydėsi. Ir kada pas jį atėjo tas tėvelis ir pasakė, jūs vis tik žinomas psichiatras, jūs turėtumėt galų gale pakalbėti su ją, kad jis pasakė šitam tėveliui tokį sakinį. Jisai sako, žinokite, aš susitiksiu su šituo jūsų galimų žentų ir pasakysiu savo ekspertinį nuomonę. Ir jis susitiko. Ir po to, kai tėvelis atėjo ir sako, kaip, jisai sako, žinokite, jūs galit būti ramus. Tas žentas jos nemes, jūsų dukros. Kodėl? Todėl, kad jis netoks kaip jūs. Ir su psichopatinio charakterio žmonėmis tinka kalbėti būtent taip. Išeinant iš jo naudos ir kartais nebijant parodyti savo tiesumą ir jėgą. Turėkime omeny, kad tiesumas ir jėga neturėtų kelti psichopatui pavojaus. Čia yra plona riba. Jeigu jūs manote, kad psichopatą galima išgąsdinti riksmais, grasinimais, psichopatas labai ramiai jūs išklausys
Ir žinodamas jūsų silpnas vietas, būtinai atkeršys, anksčiau ar vėliau. Prisiminkime, psichopato natūra ne veltui kelia mums pavojaus jausmą. Tai yra realiai pavojingi žmonės. Tačiau, jeigu jūs pasakysite psichopatui, žinok, aš nepasirašau tai daryti. Čia nėra pagrindo keršyti jums, jūs jo neužgaunate, jūs tiesiog atsitraukėte. Jūs pereinate į kategoriją nenaudingų žmonių. Psichopatas labai lengvai pajus jums nusivylimą, tu ne su manim, reikis čia, tavęs iš viso nėra. Jūs tampate fonu tada. Jūs tampate ne objektų, o fonu tam objektui. Ir tada jisai po kiek laiko susiras kitą, kuris jam gali atnešti naudą. Todėl su psichopatais reikia kalbėti aiškiai, paprastai, jaučiant savigarbą ir atpažįstant, kada jūs apima tas jausmas, pavojaus jausmas. Jeigu jūs dar klausite, o tai ką daryti, jeigu tu jau manipuliuojamas esi, jeigu ten jau tu įtrauktas, kokius žodžius sakyti psichopatai. Mes neturėtume būti naivus. Jokių žodžių sakomų psichopatui nereikia sakyti, todėl kad tai jo neveiks. Tikėtina, kad jūs jau vykdote jo žodžius. Todėl, jeigu jūs kalbat ne apie vaiką, o kalbat apie, taip gali atsitikti nedažnai, nes vis tik tai nėra toks jau didžiulis procentas jų. Bet jeigu taip atsitiko ir tai yra tikrai socialiai dezadaptuotas, totaliai ir stabiliai, o ne 10 metų ir ne 2 dienas žmogus, tai jums reikėtų tiesiog atsitraukti nuo jo. Ir atsitraukiant nuo jo, jūs galite laikytis visų apsaugos priemonių, ir juridinės priemonės, ir policinės priemonės. Šitoj vietoj psichopatas nevaikščios su pistoletu kaip filmuose ar su kirviu. Jeigu jūs jo interesų nežeidžiat, jisai jums tampa abejingas. O policija, ypatingai jeigu ten yra psichopatas komisaras, teismas, ypatingai jeigu yra teisėjas psichopatas, jam yra reali socialinė jėga, su kuriam jam visiškai nėra jokio intereso susikirsti. Psichopatai nėra savižudžiai. Taip, jie mėgsta tam tikrą riziką, turbūt labiau negu kiti žmonės, bet tai daugiau bus apie keturračius, apie lenktyninės mašinas, apie ten kelionę į kokį nors Somalį su automatu Kalašnikovu pro džiunglės. Jis gali pajusti tokį jaudulį, jam gali tai patikti. Bet jam visiškai nereikalinga sėsti į kalėjimą, jam visiškai nereikia, kad jūs ten jį pažemintumėte viešai. O kam? Prisiminkime, tai yra pakankamai šaltakraujiškai mąstantis žmonės. Ir jeigu jūs ten apie sociopatus mažai girdite, tai tik todėl, kad sociopatus paprastai surenka tos įstaigos kaip kalėjimai, kolonijos, policija, todėl, kad jie labai impulsyvūs. Ir tikras sociopatas, jisai pasakys, pamačiau mašiną stovi, ir pavogiau. O kodėl 5. kartą į kalėjimą? Tai jau ką žinau, pamačiau. Sociopatas skirtingai nuo psichopato nemąsto taip toli, o pasiduoda impulsui. Jo prigimtinė savybė plus didelė dalim asociali aplinka išmokė, kad reikia griebti tai, kas blogai padėta. Griebti, kol yra. Todėl, nors šitie sociopatai ir psichopatai ir artimi, egocentriški, rūpinasi savo interesais, meluoja, vis tik sociopatai, jie tokie labiau aiškus, jie labiau matomi. Pas juos daugiau emocijų, daugiau baimės gali būti. Bet nebus nei pas vienus, nei pas kitus pagalvok, kaip aš jaučiuosi, arba kaip tau negėda. Jie šitus žodžius supranta kaip silpnumo ženklus ir perveda jūs į kategoriją ėriukų. Nes jų abiejų galvoj pasaulyje yra tik tai plėšrūnai ir yra ėriukai. Ir trečio neduota.
Jeigu jūs iš tikrųjų esate irgi plėšrūnas, reikia pažiūrėti, kuris čia stipresnis, bet jeigu jūs ėriukas, su jumis viskas aišku. Ėriuko argumentų vilkas tikrai nesupranta, nevalgyk manęs, prašau. Dabar, jeigu jums vis dar galvoje yra maišatys, o kodėl tada asmenybė sutrikdyta, tai psichiatrai šitą psichopatų ir sociopatų pogrupį pavadino nestabilus ir psichopatams tai turbūt ne visiškai tikslu, nes jie pakankamai šaltakraujiški, bet vis dėlto tai yra tik tai pogrupis, taip, į kurį įeis dar ten šitą pogrupį ribinės asmenybės, narcistinės asmenybės, isteroidinės asmenybės, o paskui dar bus nerimastingųjų ir keistųjų pogrupiai. Bet čia yra būsimų paskaitų temos.